Korupcija ir kyšininkavimas toliau nemažėja, tai rodo naujausias tarptautinės organizacijos Transparency International atliktas tyrimas. Korumpuočiausiomis gyventojai vardija gydymo įstaigas ir policiją, bei tvirtina, kad pareigūnai dažniausiai patys reikalauja iš pažeidėjų kyšių. Na, o daugiausiai įtarimų korupcija tenka Seimui ir vyriausybei. Keliuose dirbantis policininkai ir gydytojai vėl pirmauja korumpuočiausių profesijų sąraše, o 2 iš 3 gyventojų įsitikinę, kad kyšininkavimas nemažėja. Korupciją Lietuvoje tyrinti Transparency International skelbia, kad žmonės dažniausiai kyšius davė ligoninių, poliklinikų gydytojams ir kelių policininkams. Nors patys nėra susidūrę, didžiausiais kyšininkais laiko Seimo narius ir vyriausybės tarnautojus. Seime, vyriausybėje, kitose valdžios institucijose, kaip tik ir bus tie lyderiai, kurie rodys mums teisingą kelią. Tai šiuo atveju gyventojų nuomonė dėl valdžios neveiksmumo, iš tikrųjų, mes galim kalbėti apie tokių lūkesčių nepasiteisinimą. Pirmą kartą apklausoje dalyvavę valstybės tarnautojai įsitikinę, kad didžiausia problema yra politikų kišimasis į jų darbą. Tarnautojai tvirtina, kad politikai dažniausiai proteguoja savus pažįstamus ir prašo į valstybės tarnybą priimti jų giminaičius ar draugus. Apie trečdalis visų tarnautojų kalba apie tai, kad politikai bando įtakoti jų sprendimų priėmimus dėl privačių sumetimų. Apklausoje dalyvavę verslininkai išskiria, kad dažniausiai kyšius reikia duoti norint savivaldybės įstaigose susitvarkyti statybos leidimus ar pakeisti žemės paskirtį. Susitvarkyti žemės grąžinimo klausimus taip pat sunku išspręsti be kyšių. Gyventojai tikina davę pinigus, mat taip tikėjusi greičiau sutvarkyti savo reikalus. Dėl korupcijos žmonės labiausiai kaltina seimūnus, bet savęs nelinkę laikyti atsakingais, nors palaiko tuos, kurie praneša apie korupcijos atvejus. 5% gyventojų sako pernai bent kartą davė kyšį, o kas 10 net po keletą kartų. Žmonės teigia sulaukia reikalavimų duoti kyšį. Čia pirmauja kelių policijos pareigūnai ir regitros darbuotojai.